Labas, Rolandai. Kadangi Rolandas man parašė per Instagramą ir norėjo individualios konsultacijos, tikrai pas mane galima konsultuotis ir individualiai, ir nuotoliniu būdu, ir video kolo skambučiu. Tai noriu sužinoti jau dabar visų klausimų, kuriuos tu man parašė Instagrame ir klausau tavęs, ką norėtum sužinoti. Labai ačiū už tokią galimybę ateiti ir pasikonsultuoti. Tai svarstom galimybę apsidrausti, galbūt šiek tiek apie tas investicijas. Norėčiau sužinoti plačiau, kas čia iš vis aplamai tokia yra. Galbūt tu gali man papasakot, paprastai žodžiais, ką aš čia gaunu ir ko aš galiu tikėtis. Tai bet kai tu man parašai, į kur investuojam, ar draudimas nusijama, ar prisideda, žodžiu, daug klausimų aš iš tavęs gavau, tai pradėsiu nuo to. Tai yra kaupiamasis gyvybės draudimas, į kurį tu atsidedi kiekvieną mėnesį įmoką, kurią tu pasirenki čia ir dabar. Tai pats tu įsivaizduoji, kokią įmoką norėtum atsidėti savo ateitį. Vat šiaip pagalvoji, kuri tau kurios nebūtų negaila, bet tuo pačiu visą laiką sakau, pasirink maksimaliai, kiek gali dabar atsidėti, nes esi jaunas. Kiek tau metų? 23. 23. Tai iš viso, tau dar, kaip sakau, taupyti ir dar visas gyvenimas prieš akį. Tai kokią įmoką galvotum dabar atsidėti? Manau, kad gal pradžio toksai klausimas, ar paskui aš galiu pasikelti tą įmoką, jeigu bus galimybė. Taip, tu gali pasikelti įmoką, tu gali įsidėti papildomai pinigų, jeigu atsiranda tokių kažkokių uždirbtų, bonusai kažkokie. Tai tiesiog nori nelaikyti kojiniai, nei bankė, nori įdėti juos investuoti, tu galėsi pas mus įdėti. Ir taip pat visą laiką sakau, ir tau pasakysiu, kad galima įmoką mažinti ir didinti. Tai reiškia, tu šiandien pasirinki tokią įmoką, kokią tu tikrai gali atsidėti, jeigu tau ateina laikas. Nedaug dievė, pusę metų praėjo ir tu sakai, reikia pasimažinti ir viskas. Pirksiu ten kažką, ar ten kažkas atsitiko, mane apgavo, reikia mokėti kažkokius pinigus. Tu gali įmoką pasimažinti. Tai kokią įmoką gali? Supratau, tai aš manau, kad startuoti norėčiau nuo 100 eurų, bet man iš karto toksai klausimas kyla, ar turiu kažkokią pradinę įmoką didesnę dėti, iš karto pradėti, man reikia daug pinigų turėti, ar galiu aš tiesiog nuo 100 eurų? Taip, dažnai mane šitą klausė, tai nuo 100 eurų gali pradėti. Tiesiog pirma įmoka, šiandien mes su tavim susipildom dokumentus, tu per šitą mėnesį darai pirmą įmoką ir tai yra tavo startas į gyvybės draudimą. Reiškia, tu būni apdraustas, jeigu reikia draudimo, tai iš karto noriu paklausti, ar tu pats turi draudimą ar ne? Šiuo metu draudimo neturiu. Tai man buvo toks labai didelis ir didelis toks klausimas, kaip čia viskas vyksta, kad pinigai ir kaupėsi ir papildomai dar draudimai. Kas čia aplamai per draudimai? Ką aš gaunu? Draudimas yra taip, kad draudimas yra papildoma prekė. Tai reiškia, tu taupai 100 eurų ir gali draustis papildomai nuo traumų ir nelaimingų atsitikimų, gyvybės suma, kritinės lygos, pats tavo pačio gyvenimas yra aktyvus ar toksai įprasto žmogaus, eini į darbus ir tau ten nėra kažkokių tokių laisvalaikio pomėgių, kurie kartojasi nuolatos ir gali būti pavojingi gyvybei. Kaip pas tave su tuo dalyku? Aš pakankamai aktyvus. Aktyvus. Bet yra tokių sportų, kurie pas tave kartojasi kas metus arba dalyvauja varžybose, tokių dalykų yra? Yra. Tai aš tada tau siūlau pavyzdžiui, traumų draudimą, tai faktas, kad nedaug dievė, jeigu atsitinka, šiaip traumų turėjai gyvenime daug ar ne? Labai daug. Rimtai? Reiškia, bus... Pagalvoju apie tave, galvoju, kad reikia parašyti, nes turiu pilną traumų ir dabar, Nes aš apie traumas labai dažnai kalbu, kad ir ne tik mažus vaikus reikia draustis, bet patys save tikrai, nes tu kaip dirbantis, tu gausi traumą, realiai tu nelabai galėsi ir dirbti. Vis tiek finansai nukenčia, bet kokiu atveju, važiavimas iki visokių tų ligoninių, patikrinimų ir taip toliau. Tai traumų draudimą aš tada siūlau mažiausiai daryti 20 000 eurų. Kitas dalykas, jeigu tu turi tas varžybas visokias, galbūt kažkokie tavo ten sportai, mes išsiaiškinsime eigoj, tai tau jie gali įeiti į aukštesnį riziką, reiškia, jeigu įprastas žmogus mokės už draudimą, sakykime, traumų draudimą 20 000 apie 7 eurus, tai tu gal mokėsi apie 8 eurus, 9 eurus. Tai čia už 20 000 aš moku 7 eurus? Taip, ką reiškia 20 000? 20 000 eurų reiškia, tai yra suma, nuo kurios tu gausi procentalę dalį tau įvykus traumai. Pavyzdžiui, kokia pas tave trauma buvo paskutinė? Plyšo pėdos raiščiai. Oho, nebuvo draudimo pas tave prieš tai? Nebuvo. Tai, sakykime, tu gautum, tarkim, nuo 5 iki 10%, ar ne? Tai imkim viduriukas 7, reiškia nuo 20 000 eurų kart 7%. Gautum išmokos apytiksliai 1400 eurų, ar ne?
Tai va ta pinigų suma, už kurią tu realiai gali kažkurį tai laiką nedirbti, pasideng savo įsipareigojimus, būstą, galbūt automobilį, ten tie internetai, nu vis tiek tu eini į parduotuvę kaip valgai, taip valgai, bet jeigu tu nelabai esi darbingas, bet tu gavai tokią išmoką, tai tu realiai, nu tai reikia džiaugtis. Ir tu žinai, kad tu moki tik tai apie 8-9 eurus į mėnesį už traumų draudimą, kuris tau galioja visam pasauliu 24 valandas. Realiai, tu važiuoji į Egiptą, į Turkiją, į Ispaniją, į Italiją, į Prancūziją, kažkur tai atostogauti, tau ten atsitinka trauma, pavyzdžiui, būna pasirenka vandens motociklus, pasirenka kažkokias tokias pramogas, atsitinka trauma, tu gauni išmoką. Grįžęs į Lietuvą, susipildai dokumentus. Ką tokia atveju reikėtų daryti, jeigu, tarkim, man kitoje šalyje atsitiko tiesiog kažkokių dokumentų pateikti? Kreipiesi ten pas daktarą, svarbiausia ten gauti įrodymą, kad tu tikrai pas tave kažkas atsitiko, atvažiuoji į Lietuvą tada, vėl eini pas savo šeimos daktarą, daktaras tave nukreipia arba pas, tarkim, kažkokį ortopedą ar dar kažką ir jisai jau duoda tau išvadas, kas tau atsitiko ir kokia tavo traumos diagnozė. Tada tu pildaisi pas mus kompetencijų tam išmokai gauti, dokumentus, aš viską parodu. Šiaip į mane kreipsies, jeigu taip atsitiktų, aišku, nelinkiu, nedaug dievė, bet kaip sakau, kai jau atsitinka trauma, norisi, kad iš dangaus nukristų tie pinigai realiai, nu, kai tu jų negauni dėl to, kad tu negali išėti normaliai į darbą. Tai ir viskas, tada susipildai ir šiaip dažniausiai mano klientai gaudavo per savaitę laiko išmoką, nors galėtų kompensą apie mėnesį laiko ten žiūrėti tos dokumentus, viskas, gauni išmoką ir tiek. Supratau, tai čia traumos, o kokie dar sakytumėte gali būti gyvybės suma, reiškia, nedaug dievė tavo artimieji tavęs netektų, tu gautum apie 7 000 eurų gyvybės sumą. Tada jeigu dar gali turėti kritinių ligų sąrašą, tai ten insultai, infarktai, augliai, ten kaip ten tas 3 laipsnio lygtais nudegimas. Nu, žodžiu, tikrai ilgas sąrašas, tarp kitko, nuo gegužės 1 dienos mes esam Lietuvoje pirmaujanti bendrovė, turinti 40 kritinių ligų sąrašą. Tai yra labai didelis, tikrai labai didelis sąrašas. Supratau, nu tai čia draudimų sąrašas, toksai, aš gaunu iš karto visus šios draudimus, už, sakė, apie 7 eurai? Apie 7, nu tai sakykim, tau, kaip turint visokius va tokius dalykus, kaip varžybose galbūt dalyvauja ar ne, ten tau gali būti padidinta rizika, tu mokėsi čia daugiau negu įprastas žmogus, apie 8 eurus, dar plus kritinės lygos prisideda ir gyvybę, tai mokėtum apie 10, galbūt 11 eurų. Įprastas žmogus dažniausiai moka nuo 5 iki 7 eurų, tai čia yra dažniausiai. Tai čia yra dėl to, kad pas mane varžybose didesnė rizika. Taip, dar tu supildysi dėl sveikatos, buvo tokia trauma, nu tai tiesiog, tai va. Tai bet šiaip nuo įmokas tau automatiškai nusiskaičiuos. Tai bet sakykime, jeigu tu nori taupyti 100 eurų, tai aš tavo vietoj ir palikčiau to 100 eurų į taupimą ir dėčiau 110. Tai reiškia, 110 eurų dėdi bendrai, apie 10 eurų nukeliauja į draudimą, 100 eina į kaupimą. Kitas dalykas, lengvatai iš valstybės. O kaip lengvata? Gali man šiek tiek paaiškinti, nes aš visur girdžiu apie tas lengvatas, bet taip ir nelabai. Lengvata iš valstybės tai yra, kad valstybė šiai dienai jau ilgą laiką žmonėms, kurie turi kaupiamą gyvybės draudimą ir dirba pagal darbo sutartį, įsidarbinęs pagal darbo sutartį, tau grąžina kasmet sudeklaravus pajamas 20% tavo asmeninė sąskaita. Tai reiškia, pavyzdžiui, 110 kart 12 mėnesių mes turim 1320 eurų per metus įdėtų pinigų nuo šitos sumos. Tau grąžina 20% lengvatų, 264 eurų į tavo sąskaitą nukeliauja. Tai dar kas metai tiek, tai man dar papildomai prie to, ką sukaupė realiai, jeigu sudėt visus metus, kiek kaupsi, dar čia normaliai susikaupė tos lengvatos. Taip, nu tai va, imkim netgi 10 metų, tu taupytum gyvybės draudime, tavo lengvata per 10 metų tiesiog iš dangaus nukrytė pinigai 2640 eurų. Supratau. Tai čia yra daug. Kaip čia dabar visi šneka, čia nori panaikinti tą lengvatą, aš lygtais kažką girdėjau, bet taip ir... Taip, dėl tos lengvatos, va, ir tas, kas matys mano šitą video, nes va, kaip tik norėjau pakalbinti žmogų, kuris turi ir traumų, kuris turi ir turėjęs traumų ir kuris yra, kaip čia pasakyti, turėjo daug klausimų man, galbūt pakalbinsiu ir nufilmuosiu visą šitą dalyką. Tai dėl tos lengvatos dar kartelį noriu pakartoti, kad jinai nuo sausio 1 dienos gali būti panaikinta. Gali būti panaikinta, nes išeina tam tikras projektas, kuris jau yra dabar svarstomas, kad nuo sausio 1 dienos nauji klientai, kurie ateis pas mus taupyti, jau lengvatos negalės susigrąžinti. Bet tai yra dar po klaustukų, bet mes kaip draudikai beveik esame įsitikinę, kad taip įvyks, nes jau ilgą laiką norėjo ją panaikinti, žadėjo ir tai manau, kad tai jau bus tie metai, kada jau panaikins.
Dėl to, jeigu tu dabar pasidarai kaupiamą gyvybės draudimą, tau apytiksliai mažiausiai 10 metų gražinės tą lengvatą. Supratau, tai realiai dabar reikia tokį prifiksuotas sąlygas, nes jeigu vėliau pralauksiu, tai galiu nemažai ką prarasti. Supratau, o kaip, ar sunku čia daug popierizmo viską pasirašyti? Ne, iš tikrųjų, vat kodėl būna ir aš vedu ir nuotoliniu būdu tą sutartį, sakau, konsultaciją, dėl to, kad aš tau atsiunčiu elektroninį paštą, tu man atsiunti elektroninį paštą savo, aš tau išsiunčiu klausimyną, tą galime irgi padaryti. Aš tau įsiųsiu klausimyną, tu į jį man atsakysi. Tiesiog, paprastai, man bus klausimai apie tave, tavo ūgis, svoris, ar ne, telefonų numeris, elektroninis paštas, tavo gyvenamoji vieta. Tu viską apie save atsakai man, atsiunti man elektroniniu paštu atgal, aš visą informaciją suvedu į sistemą, atsiunčiu tau patikrinti. Nu, visko būna, aš vesiu, ne kažkoks kompiuteris, aš viską štampuosiu. Tu patikrini, ar nėra klaidų, apačioje spaudi pasirašyti, tu naudoji Smart ID ir mobiliuoji. Su Smart ID pasirašai. Ir viskas, tu kai pasirašai, tu gali daryti pirmą įmoką. Super. Tu padarai pirmą įmoką, per kelias dienas tu gauni nuorodą, tu ją paspaudi ir matai savo sutartį elektroniniu būdu. Ir kada įsigalioja sutartis iš karto ar kažkaip? Po kelių dienų, šiaip po kelių dienų, dėl to, kad kai aš nusinčiu į kompensą tavo jau tą sutartį, kurią tu pasirašai, jie turi patikrinti, ar viskas gerai, tada tu darai pirmą įmoką ir per keletą dienų jau įsigalioja, pasitvirtina tavo sutartis pas mus sistemiškai ir tada jau pradeda galioti ir trūkumas. Vijona, man dar labai įdomu apie pačią kompensą, kas pati per įmonę, tai yra ilgai gyvuoja, kaip yra su pačia kompensa? Pati kompensa yra, jai yra daugiau nei 200 metų, mes esame Lietuvoje tikrai daugiau nei 20 metų. Kitas dalykas, mes esam austrų tarptautinė bendrovė, vokiečiai yra mūsų perdraudikai, Miuniche ir Vigre dvi bendrovės, kurios mus perdraudžia, reiškia tavo pinigai yra perdrausti, tai nėra šiaip bendrovė, tavo pinigai yra atskirti nuo įmonės turto, tai reiškia kažkokie bankrotai, kai manęs klausia, ar bus bankrotas, jeigu kas mano pinigams atsitiks, aš visą laiką sakau, jūsų pinigai yra apdrausti ir jūs neturite to bijoti. Nuo pokario metų nei viena gyvybės draudimo bendrovė nėra bankrutavusi oficialiai, kad bankrutuotų. Kas galėtų atsitikti, jeigu mums nesisektų, sakykime, ar ne kompensai, jinai gali parduoti savo vardą ir būti po kitų vardų. Bet jūsų sutartis, jos niekuom nesikeis. Kaip tu pasirašai, tarkim, 10 metų praeina ir tavo kompensos pavadinimas pasikeičia kažkokį kitą. Nu, yragi daug įmonių dabar, kurios buvo vienų pavadinimų, pasikeitė į kitą, bet tam žmogui, kuris pasirašė prieš 10 metų sutartį, jam sutartis nieko nepasikeitė. Tau neteis niekas nepakeis įmokas, nepakeis draudimo, iš tavęs neklausis. Vadinasi, pinigai yra pilnai saugus. Nu, taip, jie yra saugus. Ir kitas dalykas, faktas, kad mes pinigus investuojam per fondus, tai reiškia, kad tu gauni palūkanas, mes imam tavo 110 eurų ir jie investuojami yra. Tu gauni nuo 8 iki 12% vidutinių metinių palūkanų. Šiaip, pagal statistiką, jeigu tu žini kompensos puslapį, suvedi Amerikos fondą, ar ne, aš tau parekomenduosiu 2 fondus, į kuriuos aš tave įdėsiu. Jie uždirba daugiau nei 12% metinės grąžos, vidutinės. Tai tą gali netgi žmogus pats pažiūrėti, man net gali. Bet tu sutartį gausi su 8% vidutiniam palūkanų metiniu. Mes jau greitų metų tikimės, kad Lietuvos centrinis bankas leis ir kažkaip koreguos mums jau sutartyje turėti tos 12%, nes iš tikrųjų mes tiek žmonėm uždirbam. Tai va, pas mus net poliso nėra su nuliu, kad būtų nulis. Kad realiai, kad būtų vidurkis išvestas su nuliu stulpelis, ten ar su 2 ir taip toliau, pas mus yra 2, 4 ir 8. Tai va, tai ir dar prie visos tos grąžos, jeigu tu taupysi 10-15 metų, faktas, kad tu išsiemi iš kompensos daugiau negu būsi įdėjęs, faktas, ir plus dar tavo beveik daugiau nei 2640 eurų per 10 metų vien tik tai lengvatos. Tai realiai, jeigu dar šitus sudėčiau atgal, kaip, pavyzdžiui, kaip galima kažkokią vienkartinę tą įmoką padaryti, kaip, pavyzdžiui, taip, tai gautųsi dar daugiau, dar su tais procentais, jo. Taip. Tai jo, man viskas kaip ir žymiai aiškiau tada. Tai žiūrėk dabar, jeigu viskas yra gerai, klausimų kol kas neturi, aš tau atsiųsiu elektroniniu paštu klausimyną, tu jį man atsakysi ir galėsi važiuoti ir negaišt laiko. Jeigu nori, galim pildyti ir popierinį variantą, jeigu norim, galim dabar atsisėsti prie kompo, atsakysi dabar į klausimus, aš suvesiu ir tu galėsi pasirašyti. Arba daryti galim taip, kadangi, kiek mes šiandien jau ir užtrukom 15 minučių, dažniausiai mano konsultacijos iki pusvalandžio ir vyksta, aš išsiunčiu klausimyną, tu savo ramiai važiuosi, atsisėsi vakare, atsakysi, aš viską po to suvesiu ir bus ramu, man tik tai reikės tavo dokumento, arba aš jį dabar atsiskanuosiu,
arba atsiųsi man elektroninį paštą. Super, tai aš dabar kaip tik turiu laiko, tai galime tada susikalbėti. Gerai. Tai va, tai tiek, jau duomenų neparodysiu kliento, tai bet kokiu atveju girdėjot mano konsultaciją, dar kartelį, kaip jinai vyksta gyvai, lygiai taip pat vyksta, žinokit, ir nuotoliniu būdu, video kolas skambučiu, patiko? Labai paprastai. Aš labai paprastai. Ačiū.